Birželio 10-ąją skubėjome į Kelmės rajono pakraštyje įsikūrusį netoli Žemaičio apdainuotos Ventos Ušnėnų kaimą. Apie šią vietą poetai rašė, jog šita žemė šventa, nes čia praėjo Žemaitė. Prie nendrėmis dengtos kasmet į žemelę vis labiau smingančios Višinskių poviliuko trobos po šimtamečiais klevais vyko rašytojos Julijos Žymantienės Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo ceremonija. Šiais metais 37 premija skirta Kelmėje gimusiam Izraelyje gyvenančiam Icchokui Merui už apsakymų rinkinį Stotelė Vidukeliai. Rajono taryba niekada nesusimasto dėl Žemaitės literatūrinės premijos tikslingumo ir visada numato jai lėšas, sakė rajono meras Kostas Arvasevičius. Tik paskyrus premiją pradėjome mąstyti, kaip ją įteikti. Buvo pasiūlymų merui važiuoti pas merą, bet prisiminta, jog kaip tik dabar Kelmės rajone savo tėviškėje atostogauja Lietuvos ambasadorius Izraelyje Alfonsas Eidintas, kuris sutiko premiją perduoti laureatui. Visos premijos regalijos, ženkliukas su Kelmės miesto herbu, premijos skyrimo liudijimas, pinigėliai, austa vardinė laureato juosta patikėtos Lietuvos ambasadoriui Izraelyje Alfonsui Eidintui. Aš džiaugiuosi, kad savo kūrybą buvo prisimintas žemietis Kelmiškis. Jo vardu perduodu nuoširdžią padėką visiems skyrusiems šią svarę ir svarbią premiją, sakė Alfonsas Eidintas. Su Icchoku Meru mes gerai pažįstame. Rašytoja šiuo metu yra surėtusi strėnų liga, trukdanti keliauti. Tačiau Icchokas Meras nuolat prisideda prie dvišalių šalių bendradarbiavimo, vystymo, turi daug idėjų kultūros mainų srityje ir yra tikrasis Lietuvos kultūros atašė Izraelyje. Renginyje dalyvavusi Icchoko Mero klasės draugė Genovaitė Deveikienė džiaugiasi, kad premija skirta klasiokui, kuris dar mokyklos laikais rašinėjo eilėraštukus, prozos kūrinėlius ir apgailestavo, kad negalinti jam įteikti, perduoti gražiausių savo jaunystės gėlių bijūnų. Linkėjimus ir sveikinimus klasės draugui siuntė ir Vytautas Sankauskas. Literatūros tyrinėtoja kritikė profesorė Elena Gražina Bukelienė kalbėjo, kad Žemaitės literatūrinė premija yra svarbiausia ir šiais jubiliejiniais metais, kai minim Žemaitės 160-asias gimimo metinės, dvigubai garbinga. Profesorė priminė visiems susirinkusiems Icchoko Mero autobiografijos faktą, kaip jį 8 metų berniuką vedama sušaudyti priglaudė ir išaugino lietuvė motina. Tad simboliška, jog šiandien jį antrą kartą priglaudžia Žemaitė, mūsų literatūros motina, sakė profesorė. Norėdami pagerbti Žemaitę, turim mūsų literatūroje ieškoti naujo pozityvaus. Tad manau, jog Žemaitė kaip motina didžiuotųsi savo vaiku Icchoku Meru. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Loreta Mačianskaitė sakė, jog džiugu, kad ši premija ištaisė klaidą padarytą 1965-aisiais, kai rašytojo kūryba buvo pristatyta valstybiniai premijai gauti, bet premija nepaskirta. 3 žodžiais galima apibūdinti Icchoko Mero kūrybą, teigė Loreta Mačianskaitė. Tai mintis, meilė, malonė ir dar žemė, kuri atsispaudė rašytojo pėdose, kraujyje dar nuo piemenavimo laikų. Rašytoja 25-osios Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Vanda Juknaitė sakė, jog į 70 kalbų išversta Žemaitės literatūrinės premijos laureatų kūryba liudija šios premijos svarbą. Ir tai, kad Žemaitės literatūrinė premija įteikiama Icchokui Merui, man ši diena yra viena gražiausių mano gyvenime, nes Icchokas Meras savo kūrybą mums padovanojo vieną iš siaubingiausių 20-ojo amžiaus biografijų, savo biografiją. Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje Alfonso Eidinto paklausėme, kaip jis vertina sprendimą skirti Žemaitės literatūrinę premiją Icchokui Merui. Man atrodo, kad iš tikrųjų toks gražus žemiečio pagerbimas, juolab, kad tai nėra naujas vardas literatūroje. Ir aš tai labai patenkintas asmeniškai, nes mes draugai esam su Icchoku Meru ir dažnai susiskambinam, jis kartais atvažiuoja, porą valandų sugeba pabūti pas mane namie šeštadienį ryte per šabadą, kai nėra transporto, jis sėda į savo mašiną ir
atidume visų greičių, mes pakalbam gana greitai, išgeriam kavos ir jis bėga, kad skausmas nesugriebtų, lekia atgal tom tuščiom gatvėm, nerizikuoja jau kai kamščiai yra atvažiuoti niekada. Nu, žodžiu, tokia tikrai bjauri ta jo problema yra. Ir bando jis ten ir vaistus, viską gydosi kiek galėdamas. Bet šiaip jis tikrai, jis yra Lietuvos reikaluose labai giliai, jis labai daug turi tokių kultūrinio bendradarbiavimo idėjų, visada ir mėgsta tą sferą, sakyčiau. Ir man yra vienas iš tokių pagrindinių patarėjų, kadangi jau seniai gyvena Izraelį ir žino auditoriją vietinę ir ką verčiau pasirinkti, kai mes darom kultūrinius renginius. Taip yra su kuo pasitart, žodžiu, ir premija jam, sakyčiau, galbūt ir už tą skaudų rašymą yra, galbūt toks stebuklingas balzamas, kur padės jam ir morališkai, ir panašiai, kadangi jis irgi šiek tiek atitrūkęs yra nuo Lietuvos, kadangi gyvena kitoje valstybėje. Na, man labai smagu, žodžiu, buvo dalyvauti šitam renginį ir tiek daug gerų žodžių girdėti apie merą ir rašytoją, ir žmogų, ir moksleivį, ir išgelbėtą žydų vaiką. Vasaros popietė Ušnėnuose, skambant dainoms, giedant kaimo gaidžiams, sklandė žemaitės dvasia Ušnėnų erdvėje.